Smagu su jumis vėl sveikintis, sveiki sugrįžę į PDM garažą, o priešais jūs ne kas kitas, o jo didinybė Bumeris. Pasižiūrim, ką čia turim. Po kapoto turim 4x4 variklį, vaštunkė, kaip matot su dujom, tai vienas iš darbų visą tą nesąmonę išmesti. Tiesa, pats variklis yra su defektu, yra kalenimas, tad vienas pirmųjų dabar darbų, kurį reikės padaryti, tai yra išsimti visą variklį, tuo pačiu išsimesti jau iš karto ir dujos. Turime pilką saloną, komfortas, šildomas, mažasis TV, tiesa jį turbūt keisiu į didesnį. Eigoje turbūt reikės restauruoti ir visą persiūti saloną, kadangi, kaip ir dažnam variante, tie salonai visų būna jau kaip ir pavargę. Galėjau vieną bloškę nusilpau pasižiūrėti, kaip čia prieiti prie spynelės, kadangi anos durelės neatsidaro nei iš vidaus, nei iš išorės. Tai nežinau, teks greičiausiai tą vieną bloškę sulaužyti, nes jinai kaip ir gražiai nenuseima. Matysim, bet vienas iš tokių reikalų yra toks. Bagažinėje turim dujas, jos kaip minėjau, išsimės lauk, jei kam reikia, tai rašykit. Kėbulas yra geros būklės, tiesa tokių smulkių raudelių kampučiuose, neišvengiamai automobilis vis tik tais ne pirmos jaunystės, bet šiaip paėmus, tai turiu pasakyti, kad kėbulas gyvesnis šis yra nei kad kur turėjau 2008 metais, tai visai neblogai prižiūrėtas automobilis. Turiu pripažinti, kad tikrai nemaža nostalgija sėdėti vėl semiorkiai. Prieš, turbūt nežinau, kiek čia 15 ar daugiau metų tokį turėjau, tai labai smagu. Turėjau tokį patį tamsiai mėlyną, šviesių saloną, tik tai ten buvo 2.8. Tai visuomet norėjau galingesnio, tai pagaliau džiaugiuosi radęs variantą, kurio ieškojau bene po pusantrų metų, kai pradėjau žiūrinėti skelbimus, tai po pusantrų metų iškrito skelbimas ir automobilį nupirkau lygiai prieš metus, praeitų metų lapkričio pabaigoje. Ir tik dabar atsirado laiko prie jo prieiti ir, sąlygos, kurį padėti. Tai ką, nepilsom iš tuščio į kiaurą ir pasikeliam ant keltuvo mašiną, pasižiūrim, kaip atrodo dugnas. Vaizdelis kaip tokių metų mašinai tai visai neblogas. Aišku, matosi vietom jau tepaliuko pratekėjimai. Yra kažkur čia prie greičių dėžės prateka. Aplink varikliai minimaliai, bet yra vairo stiprintuvas aprasojęs. Bet žiūrint į kėbulo būklę, tai esu patenkintas. Tos raudelės, kurios yra, tai jos tikrai tokios, gal kiek paviršutinėmis galima pavadinti. Turiu pripažinti, kad tikiausi šiek tiek blogesnio vaizdo. Tai štai tokį dugną turim po automobiliu. Skaitau, kad visai neblogai. Tiesa. Galima skambinti kaip arpelis jau buvo. Buvo kažkas prasisukę ir tiesą sakant, manau, kad prieš pat pardavimą, nes varžtai yra visiškai nauji, tai šaunuolį čia patepė veido kremu. Kaip 2000 metų mašinai, reikia pripažinti, kad visai blogai. Tik automobilį leidžiam žemyn ir pradedam nurinkinėti mašinos priekį. Tai šiek tiek pasistumėta prie E38 su darbais. Variklio skyrius yra tuščias. Variklis jau šiek tiek aprinktas ir yra ant žemės. Ant žemės turime daugybę dalių. Garažas buvo ne taip ir ilgai gražus, švarus, tvarkingas. Primena senai kuros praeitgalį. Ten turime greičių dėžę nusikeltą. Tai sekantis darbai yra būtent prie variklio. Susitvarkau garažą, dalis susinešu į rūsį, motorą pasikabinau ant laikiklio ir jį tikslas yra visą siardyti, pasižiūrėti, kur yra problema. Matavom kompresiją, šitoj pusėje viskas gražu tvarkingai, po 12, šitoj pusėje skirtingai
po 8 ir 10 kompresijos. Tai išsiardau variklį ir pasižiūriu, kokia situacija yra su juo, kaip ten atrodo viduje, ir tuomet bus sprendimas, ar jį tvarkyti, ar ieškoti tiesiog svapo, dėti kitą ir, taip sakant, nesukti per daug galvos. Tai E38 variklis yra pilnai išrinktas ir kuomet automobilį pirkau, turėjau pirminį įspėjimą, kas gali būti blogai su varikliu, ir jį pilnai išardžius, mano įspėjimas pasitvirtino. Tai pasižiūrim, ką radom. Štai turim pliką bloką. Galime matyti, kaip turėtų daugmaž atrodyti cilindras, ir kokį radom 6 cilindrą ir šiek tiek mažiau, bet irgi 7 cilindras suvarytas. Kiti cilindrai daugmaž atrodo neblogai, yra tam tikrų nedidelių pažeidimų, bet labiausiai nepasisekė 6 ir 7. Čia va štai turim ir stūmoklį. Čempioną. Tai va, tokios tokelės. Tai tokia nata užbaigiu metus, po kelių valandų bus naujieji metai. Šiaip apibendrinant 23 metus buvo tikrai labai produktyvus. Kregždė yra, sakyčiau, kokia 80% baigtumas. Nam garaže yra iš esmės pabaigtas KEM 6, pradėti darbai prie bumerio, įsirengtos naujos patalpos, kurios tikrai labai džiugina. Tai planai dabar yra kaip ir aiškus. Yra šiek tiek laiko pagalvoti, ar bandyti sutvarkyti šį bloką, tai reiškia dėti gilzes ir bandyti remontuoti šį variklį, ar vis tik bandyti ieškoti, nupirkti tvarkingą kitą 4x4 variklį, kas yra šiai dienai tikrai labai didelis iššūkis, nes tos pačios problemos kamuoja iš esmės daugiau mažiau visus šitus variklius, ir rasti tvarkingais cilindrais bloką būtų labai sunku. Žinoma, aš pirmoje vietoje pabandysiu tą padaryti, bet jeigu nepasiseks, planas B yra bandyti dėti gilzes į cilindrus. Nors pažeisti iš esmės yra 2 cilindrai, manau, negaišiu laiko ir nerizikuosiu ir iš karto tvarkyčiau visus. Aš bent jau taip šiuo metu galvoju, reikėtų, aišku, pasikonsultuoti dar ir su specialistais. Taip pat tikrai noriu padėkoti ir komandos draugams, kurie padėjo ardyti, dirbti prie automobilio. Naujienos tokios, keliamės jau į kitus metus, kur bus ne ką mažiau naujienų ir projektų. Tad susitiksime jau PDM garaže, susimatysim jau kitais metais.